Labas, kaip tau sekasi? Kaip tau sekasi prie dviženklio skaičiaus pridėti vienaženklį, kai susidaro nauja dešimtis? Sunku? O šiandien aš parodysiu, kad tai lengva. Matematikoje viskas labai paprasta. Yra paprastos struktūros, aiškios taisyklės, ne taip kaip anglų kalboje, kai nežinai, kodėl rašomos dvies, ar kodėl čia reikia dviejų o, ir viskas neaišku. Tai šiandien pamatysim, kad viskas aišku ir paprasta. Pabandom? Pabandykime sudėti. Taigi, turime sudėti 28, pridėti 4. Prisiminkim ir žinokim, kad pirmiausia sudedam vienetus, tada dešimtis. V vienetai kaip vaikai, D dešimtis kaip deimantai. Kiekvienas turi savo stulpelį. Vienetai turi savo, dešimtis savo. Jeigu naudotume šimtai kaip širdelės, jie turėtų savo stulpelį. Čia rašome pirmą skaičių, čia antrą, o čia gauta suma. Paskutinė eilutė yra atsakymas. Pagrindinė taisyklė, kad į vieną langelį telpa tik vienas skaičius. Taigi pabandom. Prie 28 pridėti 4. 28 pridėti 4. Pirmiausia skaičiuojam V vienetai, vaikai. Prie 8 pridėti 4. Prie 8 pridėti 4. 1, 2, 3, 4. Gavau 12. 12. Taip, 1 dešimtis ir 2 vienetai. Kur man juos dėti? Čia jau galiu tik vieną. Taigi vienetus dedu prie vienetų, o dešimtuką gal čia? Ne, čia kitas skaičius. Gal čia? Ne, čia atsakymai. Na, tai aš pasidedu viršuje ir kai juos skaičiuosiu, tada sudėsiu. Dabar skaičiuoju D dešimtis deimantus. 2 ir dar vieną uždirbau. Prie 2 pridėti 1 gausiu 3. Taigi atsakymų eilutėje dedu 3. Prie 28 pridėti 4 bus 32. Sudėkime skaičių 36 pridėti 5. Taigi mums reikia 36. Dedu 36. Pridėti 5. Dedu 5. Pirma taisyklė, pirmiausia skaičiuojam vaikus, vienetus. 6 pridėti 5. Prie 6 pridedu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gavau 11. Imu 11. Dedu. Oi, juk yra taisyklė, kad į vieną langelį telpa tik vienas skaitmuo. Tai kaip man dėti? Prie vienetų dedu vienetą, o kur dėti dešimtį? Čia negaliu, čia kitas skaičius. Čia negaliu, čia rašau atsakymą. Tad mes jį pasidedam viršuje. Kai skaičiuosim, tada ir sudėsim. Dabar dedu dešimtis. 1 dešimtis ir 3 dešimtis. Taigi prie 3 pridedu 1. Gavau 4. Ir atsakymų eilutėje įrašau 4. Gavau 41. Jei dedu skaičių 36 pridėti 5, pirmiausia suskaičiuoju vienetus. Jeigu gaunasi skaičius su dešimtimi, 10 pasirašau viršuje, tuomet sudedu dešimtis ir gaunu atsakymą 41. Ir kaip tau patiko mano būdas, išbandyk ir prisimink, kad pirmiausia vienetai, vaikai, tuomet dešimtis. Ir jeigu dar norim daugiau, šimtai. Į vieną langelį telpa tik vienas skaitmuo. Išbandyk ir parašyk, ar pavyko, ar patiko, ar norėtum daugiau. Iki.